Knygų mugė, antra diena, tas pats Artis TV stendas, tik tai keičiasi svečiai. Ir turiu nuostabią viešnią, Asta Stašaitytė. Čia iš tikrųjų norėtųsi, kad didžėjus būtų, kur supultų kokį ir duotų muzikos, nes tu verta iš ties tokią gerą pristatymą. Tiek visko padarius, tiek. Aš kažkada netgi tau pavydėjau ir niekad negalvojau, kad man teks imti iš tavęs interviu. Nors iš manęs toks žurnalistas, žinok, man čia parašė 5 klausimus ar 6, aš net nesugebu jų normaliai perskaityti. Matai, aš irgi esu ne žurnalistė iš vis ir man įdomu, ko tu man pavydėjai. Tavo iškalbos, tavo drąsos, tavo grožio, tavo polėkio iš viso, tavo požiūrio į gyvenimą. Viską išskyrus grožį galiu atiduoti. Kokia tu moteriška, vat, matai, vat, viską. Visą kitą aš jau turiu. Man tik grožio trūksta. Tai, Asta, aš tikiu, kad nebuvai atsidarius nei karto Artis TV. Nebuvau, bet dabar atsidarysiu, tikrai. O ta prasme, aš iš karto turiu klausimą. Mane domina teatras per televizorių. Tai aš ten mokamos platformos, jeigu taip, tai ar brangios, ar aš atsidarau ir žiūriu. Kas tai? O, aš tau dabar neatsakysiu. Kažką tikriausiai gali tik atsidarius pažiūrėti, bet tai yra prenumerata. Taip, man atrodo, šiai dienai yra visai nebrangi, 4 eurai, atrodo, mėnesiui liktais ir bet kokią meno sritį, o medžiagos iš tikrųjų yra labai daug pasižiūrėjimui ir svarbiausia, ką mes norime pasakyti kitiems žmonėms, kad mūsų duris atviros visiems. Jeigu ir tu turi savo medžiagos kažkokios, tai kas archyvuojama ir galbūt dėl kažkokių priežasčių kažkur tai kitur nerodoma, neplatinama, tai laisvai gali drąsiai skambinti ir tikrai išgirsim ir susitarsim. Tai aplamai tavęs noriu paklausti, ar dažnai vartoji meną? Vartoji kabutėse, dar dažnai vartoji meną per ekraną. Ar tai būtų televizorius ar kompas? Pirmą dalį atsakysiu, ar dažnai vartoju meną, tai va tas vartoji, žinai, buvo pirma asociacija. Ką vartoju? Specialiai pauzę padarau, labai matas ant veidų. Sutinku tokį savo mylimą draugą, kuris man sako, tai ką, priklausoma? Nuo ko, sakau? Sako, taigi tu nuo spektaklių, koncertų, tu priklausoma, tas tavo Facebookas ir Instagramas, tik tai istoriukai, kaip lenkiasi artistai ir lenkiasi artistai. Tai aš labai vartoju meną, ypač teatrą, ne, bet būtent per ekraną. Koncertus, tai va. O per ekraną, aišku, kad aš vartoju jo labai mažai ir dėl to labai esu susidomėjusi, nes einu žiūrėti gyvai, bet aš tebeturiu didelę nostalgiją, pavyzdžiui, televiziniam, tiem video spektakliam nuo vaikystės ir sužinojau, kad jų galima susirasti tų senųjų spektaklių ir labai susidomėjau ir pradėjau ieškoti, tai dabar jeigu aš žinau, kad yra dar viena erdvė, taip, kur aš galiu žiūrėti ne tik tuos senuosius, o jūsų platformai taip spėju ir kažką naujo, ar ne? Mes važinėjom ir pas visiškai jaunus, ir pas jaunus patys važiuojam, pasistatot kamerą ir kameras nufilmuojam, tai atlikėjų, sakykime, arba kainuoja labai mažai, arba visai kitą kartą nekainuoja ir šitoj platformai transliuojam. Super, ta prasme tikrai labai ačiū už tokį gerą žinią. O dabar čia su savo šitą baisę slogą savaitę gulėjau. Tai gelbsti kas? Ką gali pažiūrėti, ar ne? Tai gerai, interneto platybės. Tai manai, menas išgelbės pasaulį? Savas, atėjo Mama Jazz irgi mums pamojuoti. Mugė. Mama Jazz, mes to pasigausim ir pasisodinsim. Jo, nepabėg. Na, tai atsiprašau, ką tu sakė, ar menas išgelbės pasaulį? Taip išgirdau. Tai jis tik ir gelbsti, meilė ir menas. O kas dar tokio svarbaus? Čia aš klausimus užduodu, o ne atsiprašau, bet aš pripratus. Galvojau, gal tu papildysi dar ką iš M raidės meilę. Man tokio atsakymo iš ties pilnai užtenka. Štai, aš tik tai galbūt labiau norėčiau sužinoti tavo nuomonę, kokie menai, pavyzdžiui, tinka ekranui, o kokie ne. Spektaklį taip, bet... Ir spektaklį, žinai, aišku, vieną žiūrėti salėje, o kita, žinai, yra video spektakliai, jie pritaikyti. Taip, specialiai tam daryti jau tas formatas. O toks, kur filmuoja tik tai veiksmą, kas vyksta scenoje ir tu negali matyti galbūt stambiais planais reakcijų aktorių, arba tiesiog tu kitaip girdi tą garsą jau kitokį, nebe tokį gyvą, kuris yra. Tai aišku, kad skiriasi, bet kodėl jo vis tiek negalima taip pažiūrėti? Visko neapeisi. Visų pirma, tikrai visko neapeisi, nes aš tikrai pakniupstom bėgu. Aš esu tokia dėkinga, kūrėjam yra tiek daug dabar to meno, nes aš čia vis miniu teatrą, bet dar yra koncertai, dar yra parodos.
Ir dabar tie socialiniai tinklai tokie aktyvūs informuoti apie visus tos renginius. Aš tik seivinu, įsisaugau, kur aš noriu nueiti ir po to, žinok, turim tai bėgte, norint visur suspėti, kartais jau galvoju, palauk. Tiesiog neįsiu ten 4 dienas, nes kaip į darbą. Tai va, tai ar yra menų netinkama? Dailę turbūt sunku žiūrėti būtų, bet ir vėl, jeigu mokat nufilmuoti, apšviesti, tai kartais aš taip, kai mokiausi... Gali ir pagražinti, gali ir sugadinti. Va, kadangi aš visiškai nemoku, pavyzdžiui, piešti, ar ne, tik tai dailės terapiją lankiau, kai man reikėjo psichologinės pagalbos. Ir aš po to, reiškia, tos, ką ten paterliojau, nusifotkinu. Tu neįsivaizduoji, padidini, koks menas per telefoną. Kitaip tariant, galima viską žiūrėti per ekraną. Svarbu, iš tikrųjų, kaip nori autorius, kad tą pateiktum ir, kad nesugadinti tą, ką jis nori. Ir mes taip galvojam, ir būtent su ta idėja, sakykime, ir startuojam. Tai tu man liepėjai, aš dėl to taip ir pasakiau. Mokytų gudrauti. Gal turi viziją, koks turėtų būti iš tikrųjų menas, kad atlaikytų ir laiko išbandymus, kad būtų įdomus po 50 metų? Ne, aš tokia nesu įžvalgi čia iš tikrųjų, kažkaip būna tokių išmintingų ir išžvalgių. Dažniausiai atsakymas savo tau šiek tiek išduosiu. Dažniausiai žmonių kūrėjai sako visą laiką, jeigu aš darau tai iš širdies. Aš vadinasi geriau ir nepadarysiu, vadinasi tai... Aš nebetikiu to. Nebetikiu to? Ne, nes visai neseniai tą patį klausimą, reiškia, man taip pat atsakė, kas čia atsakė? Vienu žodžiu, aš kažkaip paklausiau, kodėl sekasi... Ai, prisiminiau. Palaukit, nusikosiu. Graži moteris, net gražiai kosė. Rūkai? Ne, bronchitas, ką tik iš gydytojos, bet jinai dabar mane pamatys, kad aš į parodą atėjau siaubas, man liepia gulėti. Tai čia savaitė po parodos. Va, tai dabar. Paklausiau tiesiog apie garsius žmonės, kodėl... Tarkim, vieniem labai pavyksta išpopuliarėti iki arenų, čia aš apie muzikinį pasaulį paklausiau, ir sulaukiau tokio atsakymo, kaip tu sakei, kad jeigu darai iš širdies, tai tikrai pavyks. Nu ne, nepykit, netikiu, ta prasme, o kiek yra iš širdies talentingai kuriančių ir poeziją, ir muziką, bet jie nemoka savęs pateikti, apie jos niekas nesužino. Taip, ir dėl to man tas atsakymas, kad jeigu darysiu iš širdies, tai jau tai bus amžinas menas, aš netikiu. Jis gali tiesiog kažkur supūti. Jis gali nerinkti arenų, sakykime, ne? Bet jeigu šiais laikais vis tiek tai yra pakankamai lengva užfiksuoti kažkur į skaičių, į skaitmeną, ir tai išliks po visus 50 metų ir gali žiūrėti. Gal tu nerenki auditorijų, sakykime, dabar ten arenų, bet... Po mirties tai jau tavęs klausysis. Gal jis bus aktualus ir po 50 metų. Aš niekam nešneku apie kiekį, žinai, kad renka būtinai areną. Nebūtinai turi rinkti areną. Kiti net nenori rinkti areną. Ar taip tik tai sako, kad nenori? Visi kažką norėdami nori ir uždirbti vis tiek. Tu juokauji, kiekvienas svajoja surinkti areną ir kad tik galėtų. Bet dabar pagalvoju, koks tavo klausimas geras apie meną iš viso, koks jis bei išliks. Sakai, užfiksuoti į skaitmeną. Žiūrėk, mūsų tėvai, jų seneliai to iš vis neturėjo. Iki mūsų dabar išlikę, yra istorijos, ne? Jeigu ne iš vieno žmogaus tą pačią istoriją išgirsti, labai dažnai būna, kad antra būna gražesnė, o trečia dar labiau pagražinta. Kad kokį 50%, kaip įsivaizduoji, gali nubraukti nuo tos istorijos. O dabar viskas fiksuojama, kaip ir nieko nenubrauksiu, nieko nepagražinsiu. Bet aš nežinau, kadangi tai yra toks kiekis tos informacijos toj skaitmenoj, ar bebus iš vis vertė istorijos kaip po tokios? Čia irgi įdomus posakis, man dabar taip gimė, kad tai nebebus jokia vertybė, skrolinama, buvo, o ir vėl kas dabar? Įdomu, ta prasme, tu iškėlei tokį klausimą, nes... Žinau, man pačiam pasidarė baisu. Ačiū, Asta, kad įėjai, ačiū, kad bendravom. Viskas, aš galvoju, visos mintis baigėsi. Ačiū už kavą. Dėkui tau ir sveik.